Šiandien mes darysim eksperimentą su svogūnais. Mes norėsim pažiūrėti, ar įsigeria dažytas vanduo į nuluptą svogūną. Dabar visų pirma, gerai, vaikai, pažiūrėkit, ką aš darau. Per pusę. Niekas neverkia. Suskaičiuosim. Svogūnas neverkia. Kiek aš padariau? Suskaičiuokim. 1, 2, 3, 4, 5. Dabar jūs ištieskit delniuką. Atsistok Jori gražiai. Šitą delniuką. Imkit padidinamąjį stiklą ir patyrinėkit riedeles. Čia yra svogūnų sluoksniai. Imk stiklą. Pasiimk stiklą, ajukai. Va. Va taip reikia žiūrėti, ne? Didelis. Patraukti viršų, mažesnis. Didelis. Mažesnis. Dabar, vaikai, pauostykim svogūną. Kvepia? Dar kartą pauostykim. O kas nori palaižyti, paragauti? Nebijok, sveika, slogos nebus. Palaižykit. Palaižiai? Nenori. Gerai, dabar žiūrėkit, vaikai, kas gaunasi, kai svogūną pradedi lupti. Iš kur gavosi tos skiltelės? Tos skiltelės iš svogūno, nes jis turi, gerai padėkit ant stalo. Dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Va, matot, kokio jis turi sluoksnių. Dabar aš, va, matot, prilupau. O aš jau turiu nuluptus. Ir tada jūs pasidėkit prie savęs. Gerai. Prašau, Arijau. Ir žiūrėkit, kaip reikia daryti su pipete. Reikia paspausti ir paleisti. Ir lašinti ant svogūno. Jūs lašinkit ant savo svogūną. Na, lašinkit, nebijokit. Dar palašinkit. Bėga? Jau. Ar susigėrė dažytas vandenukas? Nesusigėrė, žiūrėk, kiek tau daug. Yra? Jo. Gerai. Tai mes padarėme eksperimentą su svogūnu. Ar susigėrė vandenukas? Jo. Pajudinkit lėkštutę, pajudinkit. Nesusigėrė. Paliko visas dažytas vandenukas ant svogūno.